Sveiki atvykę į Ji yra saugi. Aš esu Vytautė, o šiandien laidoje gilinamės į esminę savigynos temą. Tai kaip aš nusprendžiau pakalbėti šią temą, tai šiais laikais ypač moteriams tenka susidurti su daug nepatogių situacijų ir priekabiavimų. Jei visą tai pakryptų į kitą linkmę, būtų blogiau ir savigyna gali padėti ir išgelbėti žmogui gyvybę. Tai nesvarbu, ar esate patyręs kovų menų meistras ar žmogus, kuris niekada anksčiau nesusimąstė apie savigyną, bet ši serija yra skirta jums. Ir šioje serijoje panagrinėsime praktinius patarimus, kurie padės jums jaustis labiau pasitikinčiamis savimi ir pasiruošusias bet kokioje situacijoje. Tai trumpas faktas, tai daugiau nei 10% Jungtinių Amerikos valstijų moterų, kurios lankė savigynos kursus, tai dar dėl to, kad tapo užpuolimo aukomis. Tai giliai įkvėpkite ir pasinerkime į savigynos pasaulį. Dabar, kai supratome savigynos mąstyseną, panagrinėkime keletą praktinių patarimų, kuriuos galite pritaikyti kasdienėme gyvenime, kad išliktumėte saugus. Veiksmingiausios savigynos strategijos ir metodai vienodai naudingi tiek vyrams, tiek moteriams. Tačiau akivaizdu, kad moteriams jos yra ypač reikalingos dėl to, kad palyginti su vyrais susiduria su didesnė užpuolimo rizika. Statistika rodo, kad kas trečia pasaulio moteris per savo gyvenimą patiria tam tikrą smurto išpuolį, bet to dažniau patiria žodinį ir seksualinį priekabiavimą. Nors daugelyje savigynos kursų moteriams pabrėžiama, kad reikia greitai naturalizuoti užpuoliką, labai svarbu įtraukti ir konfliktų švelninimo būdus, kad būtų išvengta fizinio smurto. Nors grėsmės išvengimas gali atrodyti ne toks emocionalus kaip užpuoliko sutriuškinimas, dažnai tai yra veiksmingesnis metodas, kaip pabrėžiama pradedančiųjų savigynos kursuose. Toliau pateiksiu keletą praktinių savigynos sąvokų ir realiose situacijose išbandytų metodų, tinkamų naudoti kiekvienam. Patyrusiems kovos menų meistrams fizinės technikos gali pasirodyti pažįstamos arba elementarios, bet tai yra veiksminga. Užpuolimo akimirkos baimė, panika ir adrenalino antplūdis gali susilpninti smulkiąją motoriką, dėl to atsiranda tunelinis matymas ir klausos atskirtis. Todėl tokioms aplinkybėms geriau naudoti paprastesnės technikas, kurias lengviau atlikti. Tai pirmas mano patarimas yra pasitikėti savimi. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokią žinutę kūno kalba perduoti. Perimdami savo saugumą ir gerovę į savo rankas, jūs įgalinate save pasitikėti savimi ir tvirtai judėti pasaulyje. Taigi atminkite, kad esate verti apsiginti ir turite teisę jausti saugus bet kokioje aplinkoje. Baigdama šiandienos epizodą noriu palikti jums paskutinę mintį. Savigyna tai ne tik fizinės technikos, bet ir įgalinimas. Tai viskas šiandienos Ji yra saugi epizode. Ačiū, kad klausotės ir nepamirškite išlikti saugus, įgalinti ir toliau siekti tobulėti.